Šiandien lankomės vėl Vytautas Mineral Spa ir dar vieną pabandysim kambarį, tai pagerintas liuksas. Įdomu, kuo skiriasi nuo prabangus liuksas, bet šitas pagerintas į brangesnis. 4,305 eurai. Nueinam, patikrinsim, ką čia už tą duoda. Taip ir galvojau, kad bus prie pat laiptų tas pagerintas. 3,19 praeitą kartą mačiau. Nu ir dabar einam į vidų. Pažiūrėsim, kas čia bus. Nu, kambarys jau dydžio neblogo. O, prašau. Miegamasis mūsų irgi neblogas. Eik tu savo. Nu, dydžio gero. Ir gražu. Kažin kaip balkonas. Ir balkonėlis. Nedidelis. Pagerintam buvo 2 balkonai. Nu, bet vaizdas bus į Birštoną. Eisim pasivaikščiot į baseinus, procedūras, išbandysim viską. O, halačiukai sudėti taip tvarkingai, gražiai. O, voneka, prašau, kokia pagerinta į dušo kabiną. Nu, veidrodis irgi ledinis. Geras. Dydžio. Nu, gal ir pagerintas liuksas. Prisiminus, tas buvo mažesnis. Čia spintų dar kiek kokio dydžio įvairaus. Gaila, kad tik tai vieną naktį te buvo laisva. Nu, atėjom pirmi vakarienės iš karto, tai visokių, ko tik nori. Yra pusryčiai bus dar geresni, bet čia žuviai pilna. Taip skaniai bus čia. Ir jautienos antrekotas, ir kiaulienos sprandinė. Kas ką nori gali pasirinkti. Nu, čia, sakyčiau, 5 žvaigždučių viešbutis. Ką tik grįžom iš Maltos, 5 žvaigždučių viešbutis, ir čia tai yra skirtumas didelis. O saldus stalas, tai prašau, kaip atrodo, su vaisiais visų rūšių, sausainukai, tinginys, prašau, eikti savo. Ir dar visokių kitokių. Nu gerai, einam valgyti. Nu, gėrimai gal tik pomidorų sultys turbūt iš tokių natūralesnių, arba kava, arbata. Nes čia jau multivitaminų ir apelsinų sultys matosi, kad nelabai. Nu, maistas labai skanus. Jautienos sriuba, bet ir jautienos antrekotas, šonkauliukai ir neblogi. Kas pas rapalą? Vištienos kepsnys, česnakinis padažas, ryžiai, salotas. Ir dar yra jau desertai paimti močiai. Taip kad ragausim vėliau viską. Skanaus. Sriubytė buvo labai skaniai. Dabar antras patikalas, tai dabar paėmiau oto. Labai gražiai atrodo. Su ryžiais, su salotom. O sriubelė super, tai vėl skanaus. Privalgėm belenkiek. Ir per metus nepasikeitė kaina, 25 euriukai. Tai tikrai apsimoka valgyti. Gali kiek nori, pirmą, antrą ir desertą. Taip kad gerai. Nu, pasiruošę baseinus, pasiimam švarius rankšluostukus ir lekiam į baseinėlį. Ir spa zona, tai garinė pirtis, žolelių pirtis yra. Tokie dušai neblogi. Vytauto mineralų pirtis gera. Yra vakar išbandžiau ir šitą druskų pirtis irgi gera. Toliau turim vieną džakuzį,
vieną laukimo baseiną ir vieną, o tokį hidromasažinį baseiną. Viduj 3 laipsnių, tai visai neblogai. Tai va tiek, kas čia yra pas mus. Vytautas Mineral spa. Spa zona. Aha. Ir spa procedūrinis, čia tokių labai daug yra. Tamsus, bet gerai. Vandenuko atsigert ir visa kita. O taip. Nu, kas man čia patiko, tai šildomo masažo lova. Tai visą laiką buvo šilta. Nebuvo, kad kažkas vėsų būtų, tai naujovė man. Nu tai kaip tau tas veido masažas? Liuks. O tau kaip? Tas koks? Na nieko, gerai. Viskas. Nu ir jeigu kas bėgiojat, tai čia irgi yra labai geri takai. Palei Nemuną bėgiot. 10 km. Ąžuolai, pušys. Smagu. Nu, einam praustis ir pažiūrėsim, kas pusryčiam šiandien yra. Nu, čia jeigu iš bendro pusryčių stalaus valgai, tai irgi yra iš ko pasirinkti visokių maistų, bet mas mus ypatingieji, kadangi pagerintas liuksas, tai eisim, užsisakysim iš atskiro meniu. Bet niekas, čia atrodo viskas. Labai lieneliai, varškytės, visa kita. Nu, einam mes pas save. O mūsų salėje nieks nevalgo dar, visi miega. Tik mes čia atsikėlę ankstyvę. Labas rytas. Nu gerai, nepamenu, bet man atrodo pasipildęs yra šiek tiek meniu, nes nežiūriu, šiltas krosanas, apelsinų džemas, sviestas, dasidėjęs, sūdyta lašiša. Nu, ir gaminami iš Laisvėje ekologiniame ūkyje augintų vištų kiaušinių. Prašau. Tai kas laukiam sulčių ir kažką renkamės. Ir jau turim apelsinų sultytės, šampaniukas rytinis, viskas gražiai patiekta ir laukia kiti patiekalai. Na ir jau patiekalai atėjo žaliasis benediktas, toks žalias. Kaip gražiai atrodo. Nu ir benedikto kiaušinį. Su lašiša. Ojejoj. Nu labai skaniai buvo žaliasis benediktas. Lėkštėtas čia jau. Skanus padažiukas buvo. Dabar laukia granola, jogurtėlis, čia sėklus. Skanaus. Nu ir mano skaniausi varškitukai. Nu čia skanaus bus. Karštutėlis krosanas, gražiai sviestukas, apelsinų džemas ir kavytė. Nu, paskutinis skanaus. Nu ką, pabuvom, apsipirkom, pasimasažavom, pailsėjom. Fainai buvo. Laikas į Palangą.